Aš esu Ieva, 15 metų dirbu medicinos teisėje, esu advokatė, vadovaujanti partnerė ir tikrai man šita tema labai įdomi, nemažiau aktuali negu jum ir įdomi. Tai šiandien mes tiesiog pasidalinsim tą patirtimi, kurią turim kiekvienas iš savo pozicijų. Yra pirmas oficialus dokumentas, yra Hipokrato priesaika, kur prieš 400 metų prieš mūsų erą, daugiau čia apytikriai, jau buvo deklaruojama etika, pagarba, dorovė, sąžiningumas, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir netgi tokia vertybė kaip konfidencialumas. Tai byla, ar ne, kur iš esmės jinai įsiplėskė tik dėl to, kad kitas medikas kolega nusistebėjo gydymu. Nusistebėjo, kodėl taip, o ne kitaip, o kas čia tau taip darė. Ir tokie pasakymai, tada žmogus jisai tiksliai. Aš blogai jaučiuosi, atsirado protingas medikas, kuris sako, kad jo, nes šitau viskas blogai padaryta. Ir tada jau tikrai ginčas 100% ir teisinis, ir teisminis, nes tada jau žmogus jaučia, kad jisai rado mediką, kuris jį supranta, kad tai yra tikroji tiesa, nes jam jinai yra paranki. Ir tada jau mes važiuojam be abejo į teisminius nagrinėjimus. Kaip įrodyti žalą, kurią padarė reputacijai? Tai čia yra griežtas pažeidimas. Čia yra ir į duomenų apsaugos inspekciją kreiptis, nes tai yra asmens duomenys, vaizdas yra asmens duomuo, ta prasme. Tai yra visi duomenys, kurie gali padėti atskleisti asmenį, yra asmens duomenys ir negalima jų niekaip nei naudoti, nei panašiai. Tai čia šitoje vietoje reikia vertinti tokius dalykus ir kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kreiptis į civilinę tvarką. Ta prasme, tikrai yra tų priemonių, tik tą situaciją kiekvieną reikia vertinti atskirai, nes reikia vertinti tas naudą iš proceso ir proceso vis tiek yra įdirbis, laikas, jūsų laikas, nervai ir visi kiti su tuo susiję resursai.